Labą dieną visiems. Nežinau, dirbu šitoje srityje tikrai jau nemažai metų. Tam, kad galvojau pasakyti, kad po pietų visi bus primygę, bet pietus buvo lengvi, tai nebus šitos problemos, kaip matau. Tai iš tiesų tiesiog biškai papasakosiu apie save ir su kuo aš esu susidūrusi per dabar paskutinius tuos 8 metus, kiek dirbau. Ir tada tas visas problemas, aš vadinu jas buitinėmis. Jų yra daug, jos yra buitinės ir jas reikėtų visiems pamastyti tiesiog, kaip mes galim visą šitą dalyką išspręsti. Tai pati esu iš maitinimo srities, verslas. Taip pat esu lektorė, mokytoja, būtent kulinarijos, būtent mokau žmonės ir didžioji mano dalis mokymų yra sveika mityba. Ūkininkaujam, turim tikrai nemažą plotą, žinom, kaip žemė atsiranda, studijavau Škotijoje irgi susijusius dalykus. Tai tiesiog yra mano kraujė, mano, kaip sakant, svarbiausias dalykas mano gyvenime. Kaip prasidėjo mano šitas kelias čia, tai buvo su Sveikatos apsaugos ministerija, analizuojant jų maitinimo aprašą, kada jisai išėjo. Norėjau labai sukritikuoti jį. Bet sunkiai pavyko iš tikrųjų, nes jisai buvo pakankamai geras ir tai prasidėjo mūsų kelias būtent su Sveikatos apsaugos ministerija, dirbant kartu su Aurelijumi Veryga, Ieva Gudinavičienė, kur iš tikrųjų daug ir pasipykti, ir pabendrauti, ir padiskutuoti teko, ir iškelti tam tikrus opius klausimus. Na ir po jau šito, kadangi aprašas buvo gerai žinomas, dirbau, mokiau tėvus, seniorus, vaikus, darbingo amžiaus, darželiuose vaikščiau, mokyklose, kaip lektorė būtent iš tos praktinės pusės, kaip tas maistas gali būti skanus. O sakykime, kad sveikas maistas tai būtų ta konstanta. Nekeičiamas dalykas, kaip jisai gali būti skanus. Eureka šiandien labai teisingai pasakė, kad vienas iš svarbiausių dalykų yra tas įvaizdis maisto. Juk mes visi žinom ir turim vaikų, kaip vaikui yra svarbu tai, kas yra padėta ir kaip tai yra padėta. Vienas vaikas arba didžioji dauguma vaikų nemėgsta to mišinio, kad vienas būtų šalia kito ir taip toliau. Bet tuoj eisiu prie reikalo. Gerai. Tada, kada pradėjau šitą visą darbą, neturėjau vaikų, dabar jau turiu 2. Tai tikrai dar aktualiau tapo tas dalykas, mano vaikai eina į Molėtų darželį. Esame visiškai patenkinti maistu, čia tiesiog vieno žmogaus, kaip sakant, anekdotinė istorija, bet teko pačiai prisidėti, nueiti, panalizuoti ir apie Ukmergę irgi pakalbėsim, nes tikrai teko nemažai ir vyrėjų beje mokyti. Pirmiausia, reikėtų pasidžiaugti, kad Lietuvoje kartelė iš esmės yra aukšta, nes yra tikrai šalių, kurioje maistas mokyklose ir darželiuose beveik vaikams yra neduodamas, jie turi patys savo nusinešti. Ir tai yra ir sumuštiniai, ir visa kita, ir taip toliau. Tai reikėtų žinot, kad mes siekiam tikrai aukštesnių, tų geresnių rodiklių. Ir manau, tikrai yra vietų, kur galime čia ir pasistengti. Gyvenome ilgiau, bet ar kokybiškiau. Minėtas ekranų žala, ar ne, ką mes veikiam, fizinio darbo stoka, kas dažnai yra toks, ne fizinis darbas, prasčiokai, bet iš tikrųjų fizinis darbas kartais gali tiesiog mus ir išgelbėti, nes mums reikia eiti, daryti, sodinti, dirbti, buitinį darbą kažkokį atlikti ir netgi tyrimai rodo, kad vaikai, kurie yra prisidėję prie tų buitinių paprastų namuose darbų, tai yra vienas dalykas fizinis judėjimas, o kitas dalykas atsakomybė, išauga labiau pasitikinti savimi. Ir įrodo, iš tikrųjų kariuomenėje rodomi duomenys, kad vaikų nepriema, jaunuolių nepriema 50% ir didžioji dalis yra psichologinės problemos. Atsirado galbūt ir prieš pat jų ėjimą, arba ne, bet vis tiek jos yra ir jos yra ženklios. Tai ar žinote, kad jau Lietuvoje jau kuris laikas, nepaisant to, kad rodikliai pagerėjo, 2, 3, 4 metų vaikams pilna narkozė yra traukiami visi dantis arba po 1, 2, 3 dantis. Manau, savo praktikoje šitą tikrai žinote, matau labai, labai didelė problema. Pagrindinė priežastis yra gazuoti saldūs gėrimai ir, aišku, per daug saldumynų. Ar galite įsivaizduoti 2 metų vaiką su pilna narkoze ir ištrauktais dantim? Man labai patinka močiučių pasakymas. Ai, pieniniai dantis iškris. Tai yra netiesa. Pieniniai dantis yra kartu susijęs su nuolatiniais ir gali dėl to šalina, nes gali pažeisti nuolatinius dantis. Aišku, jeigu klystu, prašau pataisykit. Tai yra didžiulės problemos. Įsivaizduokite vaiką, kuris neturi dantų, suaugusi žmogų, kurio dantis yra negražus ir taip toliau. Tai yra nekokybė visam gyvenimui. Ir tai yra tiesiogiai susiję su maistu. Kas iš jūsų esate išties skaitę maitinimo aprašą? Kiek jūsų esate jį perskaitę? Tokį kritinį klausimą. Labai faini. Daugiau
netgi žmonės, kurie yra susiję, vis tiek 10 žmonių, mažiausiai 12 nėra skaitę. Jūs esate specialistai. Kiek iš tėvų yra perskaitę maitinimo aprašą? Ir ar bent jie įsivaizduoja, kas yra jame parašyta? Tai gal toks svarbus dalykas, ar ne? Ar mes iš tikrųjų žinome, kad galėtumėm kažką kritikuoti? Mes turime tai žinoti. Mūsų tokia yra pareiga kaip tėvų. Tai kokia yra pagrindinė maisto aprašo idėja? Daržovių įvairovė, bulvių ribojimas kaip vieneto, ar ne? Grūdai, jeigu mėsa, neriebi, jeigu riebi, tada be odelės ir taip toliau. Tokie labai labai paprasti dalykai. Galima kepti riebaluose. Buvo parodyta, kiek ar ne akrilamidų kiekis yra skirtingas. Grūzdinimas 1200-2000 gali būti. Kepimas riebaluose, jeigu tai yra mažas riebalų kiekis, kiek ten 50? 30-60. Tai kaip seniau gal ir būdavo, galvoju, nekepkim, nieko nedarykim, bet gal tai yra geresnioji išeitis, gal geriau duoti keptą maistą, kuris yra su mažai riebalų, geresniais riebalais, negu kad jisai nesuvalgė to kepto, suvalgė traškučių ir gavo x kartų daugiau akrilamidų. Toks, būkime realistai, ar ne? Norisi tikrai labai sveikai, bet tas sveikumas irgi turi savo tą visą skirtumą. Mūsų atsakomybė. 50-70% laiko vaikai vis tiek praleidžia namuose. Jeigu mes jiems neišugdysim jų, taip, kad jie suprastų, kas ta daržovė, su kuo jinai valgoma, kaip jinai skutama, kaip ją pjaustyti. Nes patikėkite, pas mane ateina 18-20 metų vaikai mokytis ir jie nežino, kaip laikyti skustuką rankoje. Jie nežino, kaip bulvę nuskust, jie neskiria ropės, va tos pačios minėtos. Jie nėra ragavę, mes vienam darželį molėtuose padarėm. Vietoj bulvių, burokėlių sriuboj panaudojam ridiką baltą. Super, vaikai net nesuprato nieko, prašau, plus viena daržovė. Gal kartais ir reikia jos apgauti, bet esmė, kad iš esmės jie net nežino, kas tos daržovės. Kas antras tėvas, kaliaropę, kada paskutinį kartą valgėte, ar ne? Žiauriai skani daržovė. Apipjaustai, padarei, suvalgiai, trašku, mano vaikas sako, oi, noriu šitos, jisai dar neatsimena gerai pavadinimų kai kurių, bet jisai tikrai valgo tos dalykus, tos pačias paprikas ir taip toliau. Tai ką mes duosime savo vaikam, mokykla iš esmės to pakeisti negali. Bet yra ir tokių pavyzdžių, kur vaikai sako, aš noriu žalių blynų kaip darželyje, nes į blynų speltos miltus ar viso grūdo miltus deda špinatų ir jie yra žali. O kitas sako, aš nemėgstu tų šreko blynų. Bet esmė, kad ir vaikai mums gali parodyti pavyzdį, kad jie nori to maisto, kurį jie gauna kažkur kitur. Ir mūsų pareiga jau yra tam padėti. Įpročiai pratęsiami ugdymo įstaigose. Ir kalbu ne tik apie įsilavinusių žmonių, kurie šiandien čia sėdi įpročius. Praeitais metais su vienu projektu teko kažkur pamokyti apie 300 tėvų. Iki mokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų tėvų, grinai praktinių dalykų sveikos mitybos. Ir mes ten visokias ten įdomius dalykus gaminam. Nuoširdžiai pasakysiu, kad nemačiau praktiškai nei vieno mamos ar tėčio, kurie yra iš rizikos ten visų tų, iš socialiniai remtinų ir taip toliau. Nežinau, kaip reikėtų kitaip įvardinti. Iš tų daugiavaikių šeimų žmonių, kurie turi labai mažas pajamas ir taip toliau. Aš tikrai nemačiau nei vieno arba mačiau vienetus tokių žmonių. Kaip mums patekti pas juos, kaip mums ateiti pas juos, kaip parodyti tą daržovę. Nes tokie žmonės yra tikrai didelė visuomenės dalis ir jiems yra taip pat privaloma valgyti ir žinoti, kaip valgyti tą sveiką maistą. Nes išsilavinęs bet kuris žmogus tikrai tą daro ir stengiasi ir aš manau dabar tas trendas yra tikrai labai didelis. Bet kaip mums patekti pas visus tuos kampelius nueiti ir pamokyti ir padėti tiem žmonėm. Manau, tai tikrai yra labai svarbu. Gal esate girdėję tokį pasakymą, aš nevalgau mokykloje, nes aš nenoriu būti nemokamas. Toks dalykas dar yra. Ar žinojate, kad praktiškai realu, kad vaikai, kurie yra nemokami, negauna tam tikrų patiekalų? Ar žinojate, kad mokytojai gauna atskirą maistą kai kuriuose mokyklose? Ar žinojate, kad jie užsisako maistą? Patys mokytojai man tai yra sakę. Esu mačiusi savo akimis. Labai dažnai mokytojai sėdi prie kitų stalų. 95% statistiškai netyriau, bet galiu pasakyti, kad iš visų mokyklų, kuriuose esu lankiusis, kiekvieną kartą apsilankau kaip paprastas svečias. Labai rekomenduočiau ir jums tą padaryti. Ne su delegacija, ne su kostiumu, o tiesiog ateit, pavalgyti. Kaip tėtis, mama. Ir pasižiūrėti, ar vaikai stovi toje pačioje eilėje, ar ne. Kaip mes galime pavalgyti per 10 minučių. Ar tai yra įmanoma?
Vaikai yra grūdami į atskiras eilės absoliučioje didžiojoje daugumoje mokyklų. Apie kokį mes maistą galim kalbėti ir normalų pavalgymą, jeigu mes šitos problemos negalim išspręsti. Kur aš mokau, kaip tik užvakar kalbėjau, sako, mokytojai pastoviai reikalauja, kad būtų atskira eilė. Pas mus yra viena eilė. Jokios problemos nėra, puikiai visi pavalgo ir taip toliau. Kodėl mes nesame įgalūs šito dalyko pakeisti? Kauno Ringaudų mokykloje teko pamatyti tokį dalyką. Direktorė, kuri buvo beje 2 metai iki pensijos, sako, aš suskirščiau pamokas. O jinai taip visiškai, jinai tiesiog direktorė ir jinai užsiėmė pilnai maitinimu, nes dažniausiai direktorius kratosi tokio dalyko, ar ne? Suskirščiau pamokas, kiekvienas ateina atskirai, pas ją buvo pradinukai, man atrodo, gal iki 9 klasės, net nežinau kaip ten įvardinti, bet tikrai daug klasių buvo. Ir jinai sako, suskirščiau, vaikai užžiūriu ateina, ant stalų padėti puodai, melamino induose, apie indų dužimą, tai tikrai gali būti ir melamino indai, jie puikiai tinkami sąlyčiai su maistu ir jie nedūžta. Padėta labai daug daržovių. Supjaustyti paprikos, morkos, brokoliai, visokios tokie dalykai, ir ne? Sako, daržovės visada suvalgo, sriubą vieni kitiems įpila. Nežinau kaip pinigais, nes tai yra neįmanoma įvertinti tokį dalyką, kai ateina žmogus, pirmokas, ir savo draugams įpila sriubos. Ir ką tai reiškia? Kokį bendruomenės jausmą sukuria, atsakomybės, atsargumo, visų reikalų. Tai yra be galo svarbu, nes mes patys beveik nebevalgom šeimose prie stalo. O tai yra puikus pavyzdys, ką tai gali reikšti mūsų bendravimui, mūsų savivertai ir mūsų psichologiniai sveikatai. Tai yra tikrai labai svarbu. Jinai tai sudėliojo taip, jokių problemų. Žmogus 2 metai iki pensijos. Ai, sako, nežinau, kaip čia bus toliau, bet viskas gerai. Atėjo tie vaikučiai eilė, tik 1 klasė, daugiau nebuvo, nes viskas yra tvarkingai suskirstyta. Sakau, vaikai, kas jums patinka? Tiesiog pati paklausiu. Plovas, blyneliai, ne, tas, ir visi ginčias. Faktas, kad jie nemeluoja. Neįmanoma, kad jie meluotų. Jeigu jie nestovėtų, nesakytų, vadinasi, maistas yra neskanus, o ten maistas yra skanus. Taip yra tiesa, kad maitintojams, jeigu man pasakytų, Aida, imk įmonę, eik daryk mokyklai. Ačiū, ne. Ta prasme, tai yra beveik neįmanoma. Aš esu iš verslo, ne iš mokyklų maitintojų verslo, bet iš kito. Galiu pasakyti tokį dalyką. Pilnai pritarčiau tam dalykui, kad mokykloms ir mokyklų maitintojams būtų skirta 21% lengvata, bet mums jos neskirtų. Nes tai yra svarbiau negu mūsų asmenės interesas. Pas mus marža yra didesnė, faktas. Mes verčiamės labai sunkiai. Kaip jie verčiasi, aš neįsivaizduoju. Ir mes galime žiūrėti, mes diskutavome apie tos skaičius, CPO 0,6% mokestis. Kas čia per absurdas? Tvarsime, jūsų marža yra va tokia, arba jos iš vis nėra. Jūs neužmirškit, kad CPO yra uždaroji akcinė bendrovė. Apie tą kažkaip... Bet 0,6 tai čia banko mokesčiai. Čia banko mokesčiai. CPO yra ekonomikos inovacijos ministerija, yra steigėjas CPO, aš tikrinau. Bet 0,6%. Ir mano matymu, tai yra valstybės įstaiga, pilnai dubliuojanti viešųjų pirkimų tarnybos veiklą, tiesiog matyt nesusirenka darbo užmokesčiai pinigų, dėl to nusprendė tokį mokestį susikurti. Mes sakėm, teismuose dalyvauja, dėl to reikia biškį papildomai pasidaryti. Nesvarbu, aš nepatogu, bus patogu klausyti, aš dalinuosi savo patirtim, informaciją tikrai dalyvauju visais rakursais. Su pačia CPO teko bendradarbiauti. Kita problema. Bandėme bendradarbiauti, sumažinti tiekėjų daromą įtaką maisto kokybei ją vežant. Dabar įsivaizduokite tokią situaciją. Pagal aprašą maistas turi būti pagamintas tą pačią dieną ir ją patiektas. Kitą dieną tu to maisto duoti negali. Ko aš visiškai nesuprantu. Vakumavimas, marinavimas, fermentavimas, rauginimas yra sveikatai palankus būdai, kurie nuostabiai pagerina maisto skonį, nenaudojant druskos. Kodėl mes negalime vakumuoti ir laikyti ir kitai dienai duoti? Mes visi. Kodėl mes negalime rauginti kopūstų? Mes realiai negalime to daryti mokyklose. Matot logiką tame? Nelabai. Gerai, laimėjo metams 2-3 konkursą tiekėjas, kalbu ne apie jūs maitintojus, o apie tiekėją, kuris tiekia morkas. Arba varškę, tokį realesnį produktą paimkim. Giedraičių mokyklos viešųjų pirkimų specialistas, kuris turi turėti pareigybę ir žinias, Giedraičių, kur yra, nežinau kiek ten gyventojų. Visą laiką yra morkos.
Nes morkos buvo pigesnės, nes tiekėjai užsideda per metus ar 3 galimai padidėsiančią produkto kainą, ane? 11 centų kainuoja morkos kilogramas, užsideda 30 dėl infliacijos. Ir tu 3 metus perki už 30 centų kilogramą morkų, kur parduotuviai tu pigiau nusipirksi. Realybė. Aš imu bet kokius skaičius, kad suprasti skirtumą. Kitas pavyzdys, įsivaizduokit, yra vengiama ir sakoma, nevežkite, negali būti vežamas arba pirmenybė suteikiama ne šaldytui, o šviežiam maistui. Atveža šaldytą varškę 11 valandą tos dienos, kurią jie veža, ne tada, kada jums reikia, ir jinai yra tos dienos galiojimo pabaiga. Reali situacija. Žuvis, šaldyta žuvis, 0 injektavimo, 0 ledo, 0 ten visų šitų dalykų, atvesini 5 kg žuvies, tampa 2,5 kg. Apie kokį poreikį žuvies ir galima, kas valgys tokią žuvį, jūs man pasakykit. Kas? Jūs norit valgyti tokią žuvį? Todėl, kad mes, šviežios, vėlgi, tiekėjai, netikėjai, pabandykit parduotuvį nusipirkti. Lašišą. Gerai, šalvis, upėtakis, va dabar tos geresnės kainos, tikrai gera žuvis, kodėl negalima jos naudoti, kodėl tikrai negalima padaryti skaniai. Irgi ateina 18 metų vaikai mokytis pas mane ir sako, neragausiu žuvies, man šlykštu. Kodėl? Nes visą gyvenimą valgė žuvį, kuri buvo šaldyta ir kai atvėsininai tampa košė. Ir tada ką mes su ją darom, dedam į tešlą, gruzinam ar dar kokią nesąmonę ir ten ne maistas jau yra. Tai apie šitos dalykus pagalvokim. Aišku, viskas eina į kainą, bet kaip mes galim visi kartu tai padaryti? Toliau, reikia nepamiršti visų problemų. Tai iš tikrųjų įsivaizduokit, kad pasidaro mokykla technologinės korteles, kuri turi tavo neva technologą, kurio iš tikrųjų, pavyzdžiui, Giedraičiai net neturi, nes jie neturi lėšų tam skirti. Kuris padaro technologinės, tada nusprendžia, kad nori atsinaujinti, pagerinti, paskaninti maistą ir jau per CPO vėl turi pirkti ar kažką daryti, nutraukti sutartį, nežinau kaip ten vyksta, kad gautum kitus produktus, nes sugalvoji kitą maistą gaminti. Nes tu esi metam arba 3 įsipareigojęs. Kodėl? Mano klausimas yra toksai, kodėl mes savivaldybių, valstybės lygmenių negalime šito dalyko padaryti centralizuotai. Pavyzdžiui, šabloninių sutarčių, kurias reikia pačioms mokykloms, viešųjų pirkimų kažkokių tai tendencinių ten pagalbos, kad būtų lengviau sudaryti. Technologinių kortelių, Deimantė sakėt, jau darot, čia nepaslaptis buvo, tikiuosi, jie daro šabloninės tas korteles, kurias jau bus galima naudoti. Tai taip ir turi būti daroma, nes visų pirma mažėja kaštai ir mažėja tų žmonių, ypač regionuose, buvimas tenai, nes jis tampa, sakykime, kokia nors ten virėja, jinai turi priimti produktus, turi parašyti korteles, turi viską sutikrinti, kažką atvežė, netvežė ir taip toliau. Tai yra didžiulis darbas vienam žmogui. Ir dar neaišku, kaip meras tos, kaip sakant, vietos ar savivaldybės ar dar kažkotais, kaip žiūri į būtent vaikų sveikatą ir kaip jam tai yra svarbu. Pasikeitė valdžia, pasikeitė požiūris. Žinot šitą, ne? Būna mažiau skiriama lėšų, daugiau ir taip toliau. Vilnius veikiau, su kuriuo tikrai ir tenka bendradarbiauti, dabar jau prieš kokius 3-4 metus paleido, kaip sakau, tokius žmonės, kurie eina po mokyklas, kaip jie vadinasi, maitinimo kuratoriai. Sveiki, tai visuomenės sveikatos koordinatoriai, kurie vykdo maitinimo tokią kaip ir prevenciją, mityba ir maitinimas, mes juos vadiname, maitinimo koordinatoriai. Tai šiuo metu mes turim tokius žmonės 4 ant Vilniaus miesto, tikrai daug įstaigų turime, tai 2 aptarnauja mokyklas ir 2 darželius. Tai mūsų pagrindinis tikslas iš tikrųjų padėti, pakonsultuoti tiek ugdymo įstaigų vadovus, tiek maitinimo tiekėjus arba darželiuose dirbančius maitinimo organizavimo specialistus apie visus mitybos procesus. Tai iš tikrųjų mūsų resursai nėra dideli, darome tai, ką sugebame su tiek žmonių, bet tiek ir mokymus organizuojame visiems maitinimo organizavimo grandies dalyviams, virėjams, sandėlininkams, visiems, kurie prisideda prie mitybos, kad tas žinių lygis būtų vienodas, nes jis tikrai yra labai skirtingas. Taipogi tas projektas, kurį paminėjo Aida, tai yra technologinės kortelės, tai taip mes jų nekepam tokiais kiekiais, koks yra iš tikrųjų poreikis, tai yra irgi toks pasibandymas, pasižiūrėjimas, kaip seksis, bet tikrai sulaukiam daug gero grįžtamo ryšio, kad tų technologinių kortelių visą laiką trūksta.
Ir ypatingai tų tematikų, kalbant apie augalinį maistą, žuvies patiekalus, ką ir minėjo Aida, kad tai yra labiausiai vaikų nemėgstami patiekalai, nes tenka galvoti, kaip juos pateikti skaniai, vizualiai ir kad skonis būtų. Tai būtent šių patiekalų pradėjome technologinės kortelės daryti. Ir testuojame, žiūrėsim, kaip seksis. Kadangi tik pasileidome, tai dar sunku labai komentuoti, kaip tos technologinės kortelės realybėj prisitaikė, bet bandome atliepti tos visus poreikius, kuriuos išgirstam iš ugdymo įstaigų. Kas be ko labai svarbu ir švietimas, ar ne, ir ugdymas, ir vaikų požiūris į tą maistą, kaip jisai atsiranda, kaip jisai atrodo, koks jis gali būti. Tai būtent ir visuomenės sveikatos specialistai dirbantis ugdymo įstaigos užsiema tuo sveikatos ugdymu apie mitybą, apie daržoves, kaip jos atsiranda, kaip reikėtų vartoti, kiek vartoti. Tai šioje vietoje aš matyčiau labai didelį poreikį bendradarbiavimo visų, tiek institucinių, tiek ugdymo įstaigoje esančios bendruomenės, bendradarbiavimo tėvų įsitraukimo irgi į tai, nes kartais būna taip paliekama šiek tiek ir ant ugdymo įstaigos atsakomybės, ar ne? Tai visi atvejai yra skirtingi, bet ko labiausiai trūksta, tai bendradarbiavimo iš tikrųjų. Visų, kad vieno tikslo siektų visi. Suteikiamos svarbos mūsų vaikų ateičiai, kurių praeitais metais gimė 20 000. Jeigu dabar yra mirtingumas didesnis ir kaip yra su pensijom, tai kaip mes būsim senoliai, tai jau bus tikrai problemų. Tai norim daug vaikų ir sveikų vaikų. Ukmergės darželis, tokia irgi įdomi tema. Teko ten mokymus vesti, sakė, viena didžiulė problema, nes jie gauna tuos eurus už tą 60% plus ekologiškas maistas, trumposios grandinės ir taip toliau ir taip toliau. Sakė, yra didžiulė problema jį gauti. Pinigų yra šiuo atveju, nes jau ir krepšelis didesnis, visko yra, tačiau netgi kooperatyvas jiems negali suteikti tų didžiulių kiekių maisto, kurių jiems reikia perkant metus į priekį ir neturi sandėliavimo, kas yra problema, nes ūkininkai dėl vieno, pavyzdžiui, mėsos ūkininkas atveža mėsą, reikia atvežti kas 1, 2, 3 dienos ir tai yra kilometražas, ar ne? Tai realiai yra ne visai realu. Tai vat, sakė, šita praktinė problema yra. Aš galiu paaiškinti, ne? Kooperatyvas Ukmergėje yra taip, kaip tarpininkas tarp ūkininkų. Taip. Jie perka pas mus, pasiema grietinėlę, o mes jau varguoliai vežam į tos pačius darželius, ne? Kaip ūkininkai. Principas yra tame, kad su darželiais sudirbom. Nėra produktų tada, kada darželis sudalyvauja projekte ir ateina lapkričio mėnesių, duok man morkų, duok man bulvių, ar ten duok man kažko, ne, to pačių paukščių, vištienos, lapkritį, gruodį. Šitą darom, ką ūkininkai ir ką kalbam su darželiais, jeigu mes norim turėti kovo mėnesį žinias, kad nuo rudens ateis darželis ir jam reikės tokių tai produktų metinių ir kas savaitę kokių. Tai mes šiai dienai darom 2 kartus, vežam į darželį 2 kartus į savaitę maistą. Jūs labai teisingai paminėjot, darželiai neturi jokių sandėliavimo patalpų, kur susineš darbuotojų. Ta pačia šviežia mėsa, kuri 3 dienas galioja. Būtent. Savaitį laiko. Kaip mes ją laikysim? Kas tai vat ir vežam tas 5 dienas dalint į 2 dienas, ne, kad atvežtva kas 2 dieną. Ir tai kaštai. Tai kaštai, ką kainuoja. Įskaičiuokime savaitgalio dienas 2, ar ne, kad maistas turi stovėti savaitgalį. Irgi yra problema. Tai tokios praktiniai dalykai, ar ne? Kas toliau? Gal turit kažką pakomentuoti, pritarti? Gal aš truputėlį įsiterpsiu, gal Aida, jeigu jūs dar pagrindinius akcentus. Gerai. Ir tada jau mes pereisim į diskusiją, kurią moderuos mūsų gerbiama Laura Dabulytė. Beveik gavosi diskusija jau. Jo, tai dar jūs pabaikite ir tada jau mes perduosim žodį gerbiamai Laurai ir tada jau prie diskusijos busim. Labai daug prisirašiau, bet esmė yra tikrai tokia, kad tų problemų pačių mažiausių yra ir tikrai pradedant nuo to, kad vaikams neužtenka laiko vien dėl to, kad jie nestovi su mokytojais vienoje eilėje ir nevalgo. Pradinukai gauna nemokamą maitinimą 1, 2 klasės, ar ne? Kodėl mokytojai kartu negali valgyti? Aš netgi būčiau galbūt taip griežtai, bet pasakyčiau, jeigu mokytojams neskanu, tai jie turi reikalauti, kad būtų skanu ir jiems, ir vaikams. Ir mokyti vaikus kartu ir valgyti su jais prie vieno stalo. Tai yra taisyklė, nes Labai gerai, kad yra noras aktyviai diskutuoti, tik sutarškim taip,
labai griežtai, kad kas norit pasisakyti, kad ir ekspromtų būtinai įsijungėt mikrofoną. Labą dieną, čia 12 žirnių Jana Kavaliauskenė, VŠI. Žiūrėkit, valgo tikrai mokytojai kartu. Ir pas mus nebuvo taip, kad tėvai nevalgytų, kad mokytojas nevalgytų kartu. Mums tas yra labai svarbu. Dėl to, kad jos perneša tą žinutę tėvam. Taip. Nes praktiškai tėvai neįleidžiami į mokyklas. O mokytojas valgydamas kartu ir degustuodamas, jisai žino, koks yra maistas ir jis pasako. Bet tai gal reikėtų leisti tėvams kartais pavalgyti? Tada? Tai mes labai norėtume, bet čia nuo mokyklų priklauso. Nes kiek aš valgiau, tai nebuvo jokios problemos man pavalgyti, nei vienoje vietoje, nei vienoje įstaigoje. Bet ta prasme, kitose mokyklose neįleidžia ir mes neturim teisės sakyti direktoriau, įleisk. Nu tai ta prasme... Dar atsiprašau, biški vieną žingsnį atgal prie Deimantės norėčiau prieiti. Tai yra vienintelis biuras Lietuvoje, kuris turi tokius žmonės, kurie yra labai reikšmingi. Nes veterinarija patvirtina jau po to, kai ateina, patikrina, ar yra klaidų. Neklystu, ar ne? Na, mes stengiamės, kad nebūtų tų klaidų, tai konsultuojam ugdymo įstaigas, kad išvengtų tų netitikimų, ką nustatinėja Valstybinė maisto veterinarijos tarnyba. Tai tiesiog tokia prevencija vykdom. 4 žmonės. Vilniaus. Taip. 4 žmonės. Dar aš tikrai norėčiau pakomentuoti irgi dėl tų valgymo stalų. Tai tikrai nėra viskas taip absoliučiai, kad yra tie valgymo stalai. Bent ką mes matom, tai praktiškai išnyko jau šis netitikimas, kad yra Vilniaus mieste, bent aš galiu kalbėti tik už Vilniaus miestą. Tai tikrai stengiamasi, kad bendruomeniškumu valgytų visi vienodai ir mokytojai įsimaišo prie stalų. Tai šitas tikrai, bent jau Vilniaus mieste didžioji daugumoje, gal koks 1-2 procentas pasitaiko. Super, labai geros žinios. Tai tiesiog būtų noras, kodėl kiekviena savivaldybė negali turėti tokių specialistų kaip jūsų, kodėl jie negalėtų imti to gero pavyzdžio. Arba tas pats Kauno rajonas, kuris yra prieš COVID buvo švediški stalai, COVIDas uždraudė švediškus stalus, po COVIdo vėl iškart grįžo prie švediškų. Puikiausias pavyzdys, kodėl mes negalim adaptuoti. Visas rajonas pasidarė. Tai buvo, aš nežinau, vienas iš geriausių pavyzdžių, kodėl mes negalime to adaptuoti. Geroji praktika, negi mums reikia visiems kiekvienam dviratį atskirai išras, kad aš tai padariau. Nu, nežinau, kaip kitaip čia paaiškinti šitą dalyką, nes kodėl mes neadaptuojam gerų dalykų, mes dalinkimės, kodėl reikia dar vieno etato, kuris galbūt net nėra reikalingas, ar ne, kaip jūs darote tas technologinės visai Lietuvai ir taip toliau. Tai jo, baigsiu tada, atsiprašau. Aida, Vilniuje yra daug švediškų stalų. Ne, bet turiu meni, kad visos Lietuvos mastu, ar ne, kad kuo daugiau mokyklų būtų švediškų stalų. Vilnius ir taip pažengęs, nes teko prieš 3 metus girdėti, kad Kauno mieste 1200 eurų moka nuomos vienai mokyklai, kai Vilniui nemoka nuomos. Nebėra? Kaune uždraudė irgi? Po nuomą. Gerai, labai gerai, nes teko konkretus skaičius. Yra Vilniaus rajone mokyklų, kur yra mokama nuoma ir šiandien. Nu tai va, Kaunas, gerai, Vilnius, gerai. Kas toliau? Kodėl visur to nepadaryti? Paprastas atrodo dalykas. Ačiū labai, kad mane išklausėt, nežinau, gal kažko dar ir nepasakiau, padiskutuosime. Bet iš tiesų, jo, reikia stengtis. Reikia stengtis. Ir šiandien klausiausi BBC radijos važiuodama 2050 metais. Nežinau, dabar pasakysiu šaltinį, bet 200 imtis buvo šalių. Buvo pasakyta, kad 50% visų žmonių bus nutukę arba turės viršsvorį. Tai yra tiesioginė problema mūsų ir numeris 1 žudikas mūsuose, susijęs tiesiogiai su gyvensena, su judėjimu ir su maistu, yra širdies ir kraujagyslių ligos ir cukrinis diabetas. Ir maistas ir judėjimas vienareikšmiškai yra, aš sakyčiau, netgi tiesiogiai su to susiję. Tai ką valgysite šiandien?